Su savivaldybės pagalba, su mūsų valdžios pagalba, po praeito ketvirtadienį gavom palaiminimą finansinį didelį pamatą dalyvauti regionų grįžti ir dalyvauti regionų lygoje pačioj, tai sukvietėm visus, kad apie tai pasišnekėti, kas galės būti komandai, kas negalės, kad dirb. Kaip ir tikėjomės, matyti visus rinktiniai, treniruotėse, tai praktiškai ne vienas neatsakė, visi dalyvaus ir labai smagu, kad nebuvo abejojančių ir taip toliau, visi dalyvaus 100%. Sąlygus tai nėra, mes per daug tų sąlygų per daug ir negalim kelt, kadangi yra dirbančių ir dirbantys ir mokinasi. Aišku, vienų iš tokių sąlygų tai būtų bent mano nuomonė, tai nežaisti kažkokiuose kaimo lygose, kur ten kartais būna, kad žaidė ir prieš futbolistus, tai atidaužo kojas, rankas. Sąlygos tai būtų mūsų tos, kaip sakant, jau kaip reikalavimas, treniruotėse, 2 dienos treniruotėse būtinai, apie varžybas visai net nekalbam. Varžybose jau vienas turi dalyvauti. Nebent jeigu ten jau liga ar dar kažkas. Varžybas dar nežinom, varžybas dar vyksim, žiūrėsim grafikų, dar nežinom varžybų, bet treniruotės pradėsim nuo rugsėjo 3 dienos, jau fizinis pasirengimas. Prasidės fizinis pasirengimas lauke, o paskui jau salėje. Jau taktiką atliknėsim, o po kol kas fizinis pasirengimas. Labai svajonė didelė, kad mes jaunimą ugdytume paprasčiausiai ne tik į savo komandą, bet ir įvairių amžiaus grupių rinktinės. Iš tikrųjų tai realu. Kodėl Joniškis, sako, mažesnis miestas ar dar kažkas, tai išugdo tą krepšinį, kad tai tas jaunas žmogus perspektyvus, jis turi žinoti, kad ta piramidė ir yra. Jurbarko krepšinio lyga, sakykime, šviesos taurė, siekis, aš dalyvauju, toliau mano siekis RKL, o paskui žiūriu, gal kitas klubas arba galbūt rinktinė.